Kaip ir kasmet, versmes užbaigiame profesionalios muzikos koncertų. Ir šiemet man didžiulė garbė pristatyti šios dienos mūsų koncerto tokiu gražiu pavadinimu Giesmė ir žodis tavo garbei atlikėjus, pianistę Liną Giedraitytę, sopraną Aistę Pilibavičiūtę ir baritoną Dainių Puišį. Ir netrukus dar išvysime aktorę, skaitovę Gražiną Urbonaitę. Mielieji, malonu labai lankyti šiuose Dievo namuose, malonu svečiuotis Ukrinuose, malonu prisiminti, kad man asmeniškai ir Linai per paskutinį 5-6 metų jau čia nebe pirmasis kartas. Čia viešėjome su šviesios atminties maestro Virgilijumi Noreika 17 metais. Bet bažnytėliai, aš asmeniškai manau, kad ir kolegos, koncertuosime pirmą kartą. Labai prasmingas Europos paveldo dienų baigiamasis renginys Mažeikių rajone. O programą, kurią pristatė šio renginio, manau, ir vadovė, ir siela, ir projekto iniciatorė, ir organizatorė, gerbiama Rūta Končiūtė, norėtume pradėti belkanto epochos kompozitoriaus Vincenzo Bellini giesme Taikos arba ramybės angelas. Pakėliau raibą gegulės plunksną. Beržynas užkukavo.
pakėliau pilką vieversio plunksną, arimas užgiedojo. O kai pakėliau vargų kryželį, Lietuva atsiduso. Justinas Marcinkevičius. Žemė, kurią mes iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų žemė. Vadinam ją Lietuva. Ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapio neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais, nemažiau vertais ir garbingais tautų ir valstybių pavadinimais. Norim, kad ir mus kiti su pagarba ištartų. Istorija, į kurią atsiremiam, yra mūsų istorija. Šviesos ir tiesos spindulystė apšviečia visus jos skaudžius ir garbingus, kraujuojančius ir sopulingus puslapius, jos kultūros paminklus. Kalba, kurią kalbam ir kurią didžiuojamės, yra mūsų kalba. Joje užtenka žodžių džiaugsmui ir skausmui, meilei ir liūdesiui. Ji niekam negraso, ji nieko neatstumia. Kaip ir visos, ji nori gyventi. Žmogus, kuris žiūri į mus, reikalauja teisybės ir teisingumo. Turi būti apgintas jo gyvenimas, apsaugotas ir pagerbtas jo sąžiningumas, dorumas. Jo dvasios gilė, jo būties vienkartybė, tai išsiskleidžia tarp mūsų ir mums. Gamta, kurioje esame, yra mūsų, bet mes esame jos. Nuvalykim žalias užterštas jos akis. Rūpesčių ir globa apgaubkime visus jos pavydalus, visas draugiškas formas. Mums reikia pasilenkti prie savo gyvybės šulinio, idant pamatytume ten savąjį veidą. Skausmo ir džiaugsmo žingsnius jame, netekimų gėlą. Mums reikia grįžti į dvasią, kad atsigautų ir sutvirtėtų kūnas. Reikia peržegnoti kultūros duoną, kad ji būtų skalsesnė, kad jungtų ir vienytų mus, kad mažiau joje būtų ašakų ir pelų. Juk laisvės ir nepriklausomybės sparnai išsiskleidžia tik kultūros danguje, o mums jo reikia aukšto ir gilaus, kad po šitiekos metų atsitiestume, pakiltume visų ūgiu ir išdrįstume pažvelgti į akis ir žmogui, ir Dievui. Francas Šubertas, lietuviškos eilės Ramutės Kučaitės, muzikai. Sykį
prasideda Bacho kūno Ave Marija. Širdis žydi, kad galiu pasakyti kiekvieną kartą, kad mūsų kalba yra bažnytinės kalbos dukra. Nes 1547 metais Martynas Mažvydas iš Karaliaučiaus parvežė pirmą spausdintą lietuvišką knygą. Ir tai buvo katekizmas. Donelaitis, bažnyčios tarnas, kunigas, lietuvių kalbą pakėlė į literatūrinės kalbos aukštumas. Parašė metus patį gražiausią, patį turtingiausią literatūrinį kūrinį. Mikalojus Daukša, kunigas, savo postilėje pirmą kartą davė sampratą pilietiškumo, kalbos gimtosios reikšmę ir prasmę ir valstybingumo. Kas yra valstybė? Tai buvo pirmoji mūsų konstitucija. Visos kitos konstitucijos po to sekusios išaugo iš šitos pirmosios konstitucijos grūdų.
kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kuri neturėtų šių trijų savų ir bemaž įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos. Tad klausyk, mano tauta, lietuviško žodžių ir sergėk jos skambesį gryną. Kuo būtume šiandien gyvi po bado ir maro, po negandų šitiek, o varge, jei žemėje lietuvių viešėtų gaja štrelapė gėlė, kalba svetimoji, kaip šauktume motiną, seserį, kokiais vardais pavadintume vandenį, ugnį, girias, kaip suptume vygę, dainas kaip dainuotume, kokį pridengtume mirusio širdį nuo gruodžio gėlos, raudas jai išduotume užmarščiai, tą skaistvario dulsvą švytėjimą, kurs mūsų gentį sujungia pro amžių ūkus. Ne žemių platumas, ne turtų gausybė nusako liuosybę ir jėgą, ne skektras valdovo sunkus, krauju aptaškytas, ne rūmai, kur prigimtą būdą užmiršę, kaip pavai kokie apsikaišo visokiom spalvom, arba kaip skiedrus plūduras vien tik tai bangai paklūsta. Nedinkit, sakau, tarsi dūmas be ženklo išsklaidomas vėjų. Štai švyti po pėdą kažkas, tai molis gimtinės ir veriantis jo raudonumas. Va, šičia, štai šitoj bendrystės buveiniai visus mus užkas. Dabokite sandorą, nesgi kerštaujas baisiau už judošį. Kai vandenys plūsta putoti, jardo smėlėtus krantus ir atneša sąnašų tvaiką, kur žuvys bekalbės uždūsta, kur vien tik tai gausmas chaoso kurtus. Jau mano kelionė saulėleidžio pusėn pasviro. Vaisopa man širdį vienatvei prieš tamsą, kai klausiu, ar balsas vien šaukiančio tyruose, ar gimtojo žodžio sakytojas šičia esu. Mikalojus Daukša. Prancūzų romantikas Šarlis Guno, mums tikriausiai ir visam pasauliui labiau pažįstamas kaip operų kūrėjas, kompozitorius. Tačiau yra sukūręs nemažai sakralinės muzikos, stambios formos kūrinių, mišių, himnų. O šiandien jums norėčiau pagiedoti Šarlio Guno giesmę O salutaris Ostija. Oh
Snella fantasia. Tikriausia visi pažinsite šį kūrinį, kurį mes netrukus sugėdosime, bet galbūt ne visi žinote
kas jo autorius. Galbūt nežinote, iš kokio stambaus veikalo ši melodija. Tad norėčiau pristatyti Amerikos kompozitorių, miuziklų autorių, populiarių dainų autorių. Tikrai jums girdėta pavardę Andrew Lloyd Webberį ir duetą iš jo žymiojo Requiem, Pie Jėzų. Šeima yra mažytė valstybė. Kokie mes šeimoje, tokia ir mūsų valstybė. Justinas Marcinkevičius apie šeimą. Dar sykį peržengtą slenkstį, sulytą kepurę pakabint ant vinies, vandens kibire pamatyt savo veidą ir pažvelgus į ugnį ištarti jau vakaras. Visi jūs susėdę prie stalo, visi, ir gyvieji, ir mirę, pažįstu visus. Bet kodėlgi jūs tylit? Kodėl atskirai jūsų rankos?
Jie tyli ir žiūri į tuščią vietą prie stalo. Aš sėdus ir ant savo rankų pajuntu, mylimieji, jūsų rankas. Ugnies atšvaitai žaidžia ant sienų, jūsų veidų. Kažkas ištarė tyliai, jau vakaras. Kas tie žmonės susėdę prie stalo ir palikę vietą man, kad atsisėdę sujungčiau rankų vainiką aplink šviesą ir duoną? Tai šeima. Čia aš jaučiuosi saugiausia. Čia aš nugaliu savo vienatvę, neviltį, liūdesį. Ir savo gyvenimą imu suprasti kaip kažką didesnio, kas mane įpareigoja paimti už rankos šalia esantį. Niekur manęs taip netraukia, kaip prie šito jau dabar tik vaizduotėje stovinčio stalo. Užsimerkiu ir matau prie jo sėdinčius senolę, brolius, seseris, tėvus. Nežinau, ką regės vaizduotėje mano vaikai ir anūkai, nes jiems tokio stalo jau nėra. Nes nėra bendro darbo laukuose, kieme, gryčioj. Nėra bendrų papročių. Nėra tikėjimo. Nuo amžių vakare prie stalo dviese, kaip angelas naminis lempa šviečia, apgaubki angelė šviesa švaria du žmonės sėdinčius prie stalo vakare. Diena primargino, nesužiūrėsi, pavargo jie nuo visokiausių Jie nieko nekalba. Jie sėdi dviese. Pačia sunkiausia kalbasi kalba. Kažkas pakito, būtinai pakito žvaigždynų sandaroj ir mūsų veiduos. Gal mūsų jau nebėra, bet visados du žmonės sėdi vienas priešais kitą. Visur Sacharoj, tundroj, tarp griuvėsių, jukrasis, lentgalys, vinis, kuriais gali sukalti stalą. Sėdi dviese, kaip šventame paveiksle vakare. Tik virš jūsų šeimos stalo visada kabo ir šviečia lempa, apkaišyta mes, kad jis skleistų savitarpio supratimą, meilės ir jaukumo šviesą. Pasistengkit būti laimingi. Gerbiama Gražina taip gražiai skaitė ir minėjo mums tikrai labai gerbtinas vertybės. Ir pagalvojus, kad šiandien tokia graži saulėta diena, kaip ir visas ruduo, auksinis, kaip gera būti savam krašte, kaip gera bendrauti su savo krašto žmonėmis. Ir dabar pamaniau, kad labai tiktų mūsų koncerto, kuris artėja prie pabaigos, bet dar nesibaigia,
proga prisiminti Giedrių Kuprevičių ir visiems tikrai pažįstama jo muzika, jo paprastus, bet labai melodingus, įsimenamus kūrinius, tiek lengvojo žanro, tiek rimtojo klasikinės operos ir kitų žanrų puslapių ir kūrybą. Aš manau, kad labai tiktų mums visiems dar kartelį pamastyti apie tas vertybės, apie meilę savai šaliai, nes kasgi kitas ją mylės ir gerbs, jeigu ne mes patys. O ta proga, užsiminiau apie Giedrių Kuprevičių, norėčiau sudainuoti Skalno dainą iš Giedriaus Kuprevičiaus miuziklo Devynbėdžiai.
Ir vedlynė lengvame kely, džiaugsme, skausme geliantis krūtinę, ir pirmasis saulės spinduly, ir dangau toks aukštas ir toks giedras, mano upė nenusenkanti gili, ir saulėlydžio tarytum auksas, paskutinį šiltą spinduly. Tau viską, ką širdį nešioju, ką savam kely radau ligšioliai, kaip šventą auką leisk padėt prie tavo kojų. Brangieji, viskas turi pradžią ir turi pabaigą. Mes pasižiūrėjome į laikrodį. Tai ne dėl to, kad mes laikomės grinai formaliai laiko sutarto meninės programos trukmės. Bet jūs jau užsibuvote, laikas papietauti visiems. Tad leiskit prieš atsisveikindami jums visiems nuoširdžiai padėkoti. Pirmiausia, padėkoti už pakvietimą svečiuotis čia pas jūs. Tikrai tenka daug kur važinėti po Lietuvą ir manau, kad neprieštaraus mano kolegės šiandien su manim atvykusios čia pas jūsų susitikimą. Labai miela koncertuoti, ką ir minėjau, savam krašte, savo žmonėms. Ir kai sudaromos organizatorių sąlygos pasidalinti tuo kūrybos džiaugsmu su vietos bendruomenėmis, su miestelių, kaimų, įvairių regionų žmonėmis, tai mums profesionalams atlikėjams tikrai yra didžiulis džiaugsmas, didžiulis pasitenkinimas ir didžiulis įsipareigojimas atvežti tą muziką, pasistengti ją atlikti kaip galima geriau, profesionaliau, kas įpareigoja mūsų diplomai, mūsų darbas. Bet tą bendrystę mes visada su publika, kaip ir šiandien su jumis, kūrėme kartu. Todėl, kad labai svarbu, kai tave girdi, kai tave supranta ir kai šiuo atveju šiuose Dievo namuose sklando tokia geranoriškumo dvasia. Tad dar kartelį nuoširdus ačiū organizatoriams, nuoširdus ačiū klebonui, kuris sutiko, kad toks koncertas vyktų čia. Ir pats didžiausias ačiū jums, kad jūs radote laiko, noro ir galimybių šiandien pabūti kartu su mumis. Gražaus rudens ir iki kitų susitikimų. O koncertą norėtume pabaigti šiuolaikinio Jungtinės karalystės, arba kaip mes įpratę vadinti Anglijos, kompozitoriaus Džono Raterio lietuviškai giesme Tie viešpats saugo. Oh
Dėkojame nuostabiems atlikėjams už jūsų muziką, už jūsų nuostabią muzikinę dovaną mūsų širdims. Na, o Ukrinų merginos Valda, Vilma nori jums įteikti dovanų. Už tų meilę mūsų lietuviškam gimtam žodžiui. Ačiū atlikėjams, bet tai dar ne viskas. Buvau sakius, kad galime sulaukti staigmenos, tai mes ją turime. Aš labai noriu šalia savęs pakviesti menotyrininkę daktarę Jurgitą Kristiną Pačkauskienę. Jurgita, kur tu? Aha. Jurgita tikriausiai užlipo į viršų prie vargonų. Prieš keletą metų Ukrinų bendruomenės pirmininkė Valda, Vilma ir bibliotekininkė Valda man pradėjo pasakoti apie Švento Antano obuolius. Tai yra mediniai, raudonai nudažyti obuoliukai, kurie buvę kažkokioje kompozicijoje, dabar pavieniai ir merginos vis galvojo, kaip tą kompoziciją grąžinti, kur tuos obuolius padėti, kaip juos eksponuoti. Ir štai sprendimas jau priimtas ir išpildytas. Ukrinų bažnyčioje daug vertingų dalykų, eksponatų įvairiausių ir liturginių reikmenų. Ir antram aukšte jūs išvysite visą ekspoziciją. Menotyrininkė Jurgita Kristina Pačkauskienė padėjo Vilmai su Valda įrengti tą ekspoziciją ir Mažeikių rajonas dabar praturtėjo dar vieną ekspoziciją, dar vieną lankytiną vietą. Tai dabar, gaila, nėra Kristinos, nežinau, kur jinai pabėgo. Norėjau pakalbinti, kad tiesioginės transliacijos žiūrovai taip pat matytų, bet teks atvažiuoti į vietą ir pamatyti. O mes pakilsime po truputėlį, kažkaip pasidalinsim grupelėmis į viršų, apžiūrėsime ekspoziciją ir nueisime į kultūros namus apžiūrėti Jono ir Sigitos Strazdauskų parodą. Ačiū visiems ir gražaus likusio sekmadienio.